Erasmus Plus mobilumo projektai profesinio mokymo srityje suteikia galimybę profesinių mokyklų mokytojams, praktinio mokymo specialistams ir kitiems darbuotojams tobulinti profesinės kompetencijas tarptautinėje aplinkoje. Dalyvaudami darbo stebėjimo vizituose, mokymo kursuose ar dėstymo veiklose užsienyje, jie gali susipažinti su naujais mokymo metodais, inovatyviais sprendimais ir kitų šalių profesinio mokymo praktika. Mokytojas Dangiras Gurauskas sako, kad projektai yra papildoma priemonė skaitmeniniams žinioms įgyti ir pasilyginti su kitais, o skaitmeninių technologijų nauda priklauso nuo naudotojo tikslų, nes jos yra tiek pažangios, kiek jas išmaniai naudoja žmogus. Pastaroji mokytojo patirtis buvo dėstymo vizitas Turkijoje, kur jis kaip mechatronikos specialistas susipažino su ten naudojama programinė įranga, vedė paskaitas ir dalijosi patirtimi. 24 metų Erasmus Plus projektas tikrai prisidėjo prie mūsų organizacijos kaip skaitmeninės kultūros augimo prasme. Tikrai ir mokytojai parveža įvairios informacijos apie tai, kas, kur ir kaip yra naudojama. Ir mes profesijos mokytojų metodinės grupės posėdžių metu pasidalinam šitą informaciją ir stengiamės vienaip ar kitaip jas taikyti pamokos vadyboje, pačioje medžiagos ruošime. Pati skaitmenizacija pas mus tampa arba yra tapusi kaip organizacijos kultūra. Tai nėra atsitiktinis kažkoks tai veiksnys. Ir mes tikrai nemažai ir administracija, vadovai tikrai planuojam, dėliojam ir diegiam skaitmenas kaip priemonės. Mokytoja Vilma Ramanauskienė pasakoja, kad dalyvavimas projektuose suteikia galimybę tobulinti skaitmenines kompetencijas, o po 5 dienų mokymų su eksperte iš Suomijos įgytos žinios buvo pritaikytos, kuriant skaitmenizuotą mokymo turinį ir užduotis, kurios labiau įtraukia mokinius ir daro mokymosi jiems patrauklesnį. Be to, skaitmenizacija ugdymo procese palengvina darbą, leidžia tiksliau vertinti mokinių žinias. Aš manau, kad skaitmenizacija ugdymo turinį pamokose palengvina darbą ir grįžtamasis ryšys toks tikresnis, labiau galime vertinti mokinį, jo žinias, jiems sudomina pamoka kažkaip greitai praeina jas, kai dirbam su skaitmenizuotai. Erasmus mobilumo projektai mums padeda sugrįžus modernizuoti profesinį mokymą, pritaikyti žinias, taip pat išvykę patobuliname anglų kalbos žinias, todėl kad ten bendravimas vyksta anglų kalba ir dalinamės gerąją patirtimi. Šio projekto metu mes turėjome 8 šalis partnerės ir 20 organizacijų. Tai įvairios kitų šalių patirtis galima parsivežti ir naudoti savo ugdymo procese. Galima dirbti nuotoliniu būdu, darant susitikimus su kolegomis iš kitų šalių ir būtent tai atsiranda įvairios patirtis tiek mokiniam, tiek mokytojam, tiek administracijai. Tai prasiplečia tiesiog galimybės ir įgyjama yra daugiau pasitikėjimo, žinomumas, matomumas, kompetencijos. Mes esame įvertinti ir manome, kad kokybiškai turime nenustoti dirbti. Tai kartelės nenuleisti, turime eiti tik tai aukštyn ir aukštyn kokybę, įpareigoja dirbti nenuleidžiant rankų. Mokytojų ir specialistų mobilumai gali trukti nuo 2 dienų iki 2 mėnesių, o jų metu įgyta patirtis padeda stiprinti ugdymo kokybę, atnaujinti mokymo turinį ir plėsti tarptautinį bendradarbiavimą. Erasmus Plus projektai taip pat suteikia galimybę į užsienį vykti profesinių mokyklų mokiniams ir neseniai mokslus baigusiems absolventams, kurie gali atlikti profesinę praktiką užsienio įmonėse ar organizacijose. Tai vertinga patirtis, padedanti ugdyti profesinius įgūdžius, savarankiškumą ir pasitikėjimą savo jėgomis. Erasmusuok. Išvažiuok su svajone, grįžk su patirtimi.